You know, I appreciate honesty. Aš vertinu sąžiningumą. Just like that young man Taip kaip šis jaunas sharing his heart. pasidalino So savo many širdimi. times we come to church Dažnai mes ateiname and we hide what's really going on. ir mes pasislepiame. But you know, God's not afraid Bet žino, Dievas nebijo of the issues in our lives. tų šaltinių, tų dalykų, kurie vyksta mūsų gyvenime. And real ministry Ir tikras is tarnavimas, about reaching right down into the issues kai pasieki tas vidinės priežastis and bringing healing. ir atneši išgydymą. And I believe there's a church arising Ir aš tikiu, kad kyla bažnyčia, that will not beat people down, kad neprimuš žmonės, but will lift people up. bet pakels juos. And I believe Ir aš tikiu, God is stirring a hunger kad Dievas sukelia alkį in this nation šioje tautoje, to see people built up. kad pamatyti žmonės pakylant. Hallelujah. Hallelujah. There's been enough Buvo pakankamai tearing down. gniuždymo. It's time to build up. Dabar laikas statydinti. I believe there's a great anointing Aš tikiu, yra didis patepimas to reach the young people pasiekti jaunus in žmonės Lithuania. Lietuvoje. I believe they are the future. Aš tikiu, kad jie yra ateitis Apostles apaštalų, and prophets. pranašų. Hallelujah. Halleluja. Glory to God. Šlovė viešpačiui. Glory to God. Šlovė Dievui. Glory to God. Šlovė Dievui. Glory to God. Šlovė Dievui. Hallelujah. Halleluja. I want to talk to you for a few minutes Aš noriu pasidalinti keletą about minučių, developing a prophetic spirit. kaip išsiugdyti pranašišką dvasią. If you're not going to be religious, Jeigu tu nebūsi you religingas, have to have a prophetic spirit. tu turi turėti pranašišką dvasią. You have to have a spirit Tu turi turėti that dvasią, is moving in the now kuri veikia dabar and reaching for the future. ir pasiekia ateitį. You see, religion Matot, religija always builds a memorial visada stato where paminklą God used to move. ten, kur veikia kažkur Dievas. If we travel the world, Jei keliautumėm po we pasaulį, can visit all kinds of places. galime aplankyti įvairiausių Huge vietų, sanctuaries, buildings, milžiniškus pastatus, šventiklas, monuments, paminklus, where God used to move. kur Dievas kažkada The veikė. only problem is Bet vienintelė problema you are yra, not healed tu nesi išgydytas where God used to move. ten, kur Dievas kažkada You are veikė. not set free Tu nesi išlaisvintas where God used to move. ten, kur Dievas kažkur You veikia. must be Tu turi būti where God is moving. ten, kur Dievas veikia And the dabar. problem today, Problema yra dabar. hallelujah, Hallelujah. the problem with many Christians Problema su daugybė krikščionių, is they have a dull spirit. kad jie turi drugną dvasią. They're dull. Drugni. They're like a sword or a knife Aha. Ja, kaip kalavijas, that is not sharp. kuris neaštrus. Have you ever tried to cut through bread Jeigu bandai perpjauti with a duoną knife that is not sharp? su atšipusiu peiliu, It squishes the bread. suspaudžia duoną. I told my wife and my son Pasakiau savo žmonai ir they sūnui, can't cut bread in our house kad jie negali because they pjaustyti squish the duonos, bread. nes jie suspaudžia ją. And I don't like squished bread. Ne, man nepatinka sutrinta You have to have duona. a sharp knife Turi turėti aštrų and gently peilį cut back and forth. ir švelniai gražiai perpjauti. When the church has a dull spirit, Kai dvasia turi drugną instead of dvasią, cutting through the issues of people, vietoj to, kad pjautų per they just press priežastis, them down jie tik prispaudžia jas and break them. ir sulaužo. And there's a lot of people Ir yra daugybė that have žmonių, been broken by the church, kurie buvo bažnyčios and sulaužyti. instead God wants to use the Ir church vietoj to, kad Dievas to nori cut through the panaudoti issues bažnyčią, kad and pasiektų minister priežastis healing ir patarnautų and bring išgydymą awakening, ir atneštų but we prabudimą. cannot do that Bet mes negalim to unless we have padaryti, a prophetic spirit. jeigu neturim pranašiškos If you don't dvasios. have a prophetic spirit, Jeigu neturi pranašiškos you dvasios, cannot receive the miraculous. negali priimti stebuklingų. You just stay stuck Tiesiog užstrigęs. right where you're at Ten, kur esi. and not moving forward. Ir nejudi į priekį. How many people Kiek daug žmonių want a prophetic spirit? nori pranašiškos dvasios. Half of you. Pusė iš jūsų. The rest of you want to squish the bread.
Visi kiti likusieji norite prispausti duoną. So I will not eat dinner with those people. Su tais žmonėm nevakarieniausiu. But the other half I will. Bet su kita pusė vakarieniausiu. Let's look at 2 Corinthians 4:13. Žiūrime 2 Korintiečiams 4 skyrių, Oh, hallelujah. 13 eilutė. Glory to God. 2 Corinthians 4:13. Go for it. Turėdami tą pačią tikėjimo dvasią, apie kurią parašyta, aš įtikėjau, todėl prakalbėjau. Mes irgi tikime ir todėl kalbame. The book of Hebrews tells us Žydams laiškas mums sako, that it takes faith to please God. kad reikia tikėjimo, kad patiktum Dievui. When Diana came to America, Kai Diana atvažiavo į Ameriką, she had to have great faith jai reikėjo didelio because she tikėjimo, could barely understand English. nes ji nesuprato angliškai. She didn't know the right things to say. Nežinojo, kaip kalbėti. So she would just say, Taigi jis sakydavo. excuse me. Atsiprašau. And she only understood Ir ji tik tai suprato like 10% of the preaching. 10% But she pamokslų. had to take an exam Bet jai reikėjo laikyti egzaminą and answer 100% of the questions. ir atsakyti į 100% klausimų. She had faith Ji turėjo to tikėjimą step into a realm įžengti į tą, reiškia, erdvę, that was very uncomfortable. kuri buvo labai nepatogi. I went to preach in India several years ago. Prieš keletą metų aš nuvažiavau pamokslauti į And there is Indiją one demon in India, ir ten buvo toks demonas really big one, didelis and it hurts your stomach. ir skauda skrandį nuo It's jo. the curry demon. Kari demonas. And I went there, Pastor Aiden said it's the curry angel. Pastorius Reidė sakė, kad angelas. O ne demonas. I went to India Aš nuvažiavau į Indiją. and I said, I'll preach anywhere, Aš sakiau, pamokslausiu visur, but it would be a great blessing bet bus didis if palaiminimas, I didn't have to eat curry. jeigu man nereikės valgyti kario. And I was in the land of curry. O aš buvau kario žemėje. Curry for breakfast, Karis curry pusryčiams, for lunch, karis pietums curry for ir dinner, vakarieniai. curry rice, Karis su ryžiais, curry ice cream, karis su curry mergais, milkshakes, vakarinis karis, all kinds of curry. įvairiausi karai. Everywhere curry. Visur karis. And it was faith Ir tai buvo to tikėjimas, believe I could go to India kad aš galiu nuvykti and į avoid the Indiją curry. ir išvengti kario. Oh, but praise God. Bet šlovė There Dievui. was some Chinese people in India Buvo kiniečių and Indijoje. they made Chinese food. Paruošė man And the kinietišką Lord used it ir viešpats to žinojo tai minister to me. ir panaudojo Hallelujah. man. The prophetic spirit Pranašiška dvasia causes us to see things. priverčia mus pamatyti You see, dalykus. when God said Matot, kai Dievas it takes pasakė, faith kad reikia to tikėjimo, please Him, kad patikti He's jam, not talking about a teaching, jis nekalba apie but mokymą, a spirit. bet apie dvasią. Faith is a spirit. Tikėjimas yra dvasia. That's why the Bible said Štai kodėl Biblija we have the sako, same spirit of faith. mes turim tą pačią tikėjimo dvasią. Faith is a spirit Tikėjimas yra dvasia of seeing matymo and speaking. ir kalbėjimo. We see it Mes matom and we speak. ir kalbam. Sometimes people say, Kartais žmonės sako, how can I say with my mouth kaip galiu savo burną pasakyti, that I believe I'm healed kad tikiu, jog esu išgydytas, when my bones are still not working right? kai mano kaulai neveikia kaip turėtų. How can I say that? Kaip man tai pasakyti? Well, when you have a prophetic spirit, Kai turi pranašišką you are dvasią, living in another realm. tu gyveni kitoj In the erdvėje, natural realm, natūraliam maybe pasaulyje. your bones aren't working right. Gal tavo kaulai ir neveikia, But in the spirit realm, bet dvasiniai you see your legs just moving normal. matai savo Hallelujah! It takes a prophetic spirit. Tai tam reikalinga To move with pranašiška God. dvasia, kad judėtum su Dievu. We've got to be a prophetic people. Mes turim būti pranašiški žmonės. Miracles Stebuklai are born in the prophetic realm. gimsta pranašiškoje erdvėje. When you see it Kai matai tai and then you speak it. ir kalbi. How many of you Kiek iš jūsų have heard of Walt Disney? girdėjote apie Walt Disney? Disney World, Disneyland, Mickey Mouse, Jo. Donald Duck. Peliukas Mikis, Donaldas Ančiukas. Walt Disney was a great creator from America. Walt Disney, jisai buvo kūrybingas žmogus iš Amerikos. He built his first park
Jis pastatė in pirmąjį Southern parką California, Pietų Kalifornijoje. the land of blessing. Palaiminimo žemė. Not Colorado, praise God, he's not here. You don't have to interpret that. And he built that park. Ir jis pastatė tą parką. And then he got a vision Tada jis gavo to reikalą build a bigger park pastatyti didesnį in parką. Orlando, Florida. Orlando mieste Floridoje. Orlando, Florida was a swamp. Ir ten buvo pelkės. It wasn't a beautiful Ir place. nebuvo graži But vieta. he had a vision. Bet jis turėjo regėjimą. He saw it. Jis pamatė. Not what it was, Ne tai, kas but buvo, what it could be. bet kas galėjo būti. In the process of building that park, Ir tam procese, bestatant parką, Walt Disney died Walt Disney'us miršo. on the day of the dedication of that park. Ir tą dieną, kai parkas buvo His wife was atidarytas, standing there jo žmona in stovėjo that massive, beautiful park. tam milžiniškam gražiam parke. And somebody turned to his wife Ir kažkas atsisuko jo žmoną and said, "Oh, ir pasakė, I wish Walt could have seen this." kaip būtų gerai, kad Waltas būtų pamatęs tai. She responded Ji atsakė, and said, "But he already did." bet jau jis pamatė. You see, the prophetic spirit Matot, pranašiška dvasia causes you to dream dreams priverčia jūs svajoti and to svajonę see vision. ir matyti regėjimą. You develop a prophetic spirit Tu išvystai pranašišką by dvasią, spending time with the Holy Ghost. leisdamas laiką su šventąja Oh, dvasia. hallelujah. Let's look at Amos 3:7. Pažiūrėkime į Amoso knygą 3:7. Go ahead and read it if you will. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ačiū. Yes, please. Amoso 3:7. Tikrai viešpats Dievas nieko nedaro, neapreiškia savo paslapties savo tarnams pranašams. See, the prophetic anointing Matot, pranašiškas is on patikėjimas the front lines. pirmose linijose. God said Dievas he pasakė, will not do anything jis nedarys nieko, without speaking first to his prophets. nepranešęs pirmiausia When savo you have a pranašams. prophetic spirit, Kai turi pranašišką dvasią, you hear things girdi dalykus, that other people don't hear. ko kiti žmonės You negirdi. see things Matai dalykus, that other people don't see. kai kiti žmonės And a nemato. prophetic anointing Ir pranašiškam patepime. comes in the form of revelation, Jis ateina apreiškimo formai, vision, regėjimu and speaking. ir kalbėjimu. But think about Ezekiel. Pagalvokime apie Ezekėlį. God said to Ezekiel, Dievas pasakė Ezekėliui, "Can these bones live?" ar šie kaulai gali atgyti. Ezekiel said, "God, you know." Ezekėlis atsakė, Dieve, tu Why žinai. did God talk to Ezekiel? Kodėl Dievas kalbėjo? This jam? is God Tai Dievas, that created the kuris universe. sukūrė And he visatą. says, "Ezekiel, Ir jis sako, Ezekėli, speak to the bones." kalbėk kaulams. Because that's how a prophetic spirit works. Nes būtent tai pranašiška dvasia veikia. The word Žodis, that comes out of us, kuris išeina iš mūsų, mixed with faith, sumaišytas su is filled tikėjimu, with power yra pilnas jėgos and creativity. ir kūrybos. Hallelujah! Prophetic people Pranašiški žmonės speak what they've seen kalba, ką mato. in the spirit realm. Dvasiniam Hallelujah! pasaulyje. Let's look at Habakkuk chapter 2. Pažiūrėkime į Abakuko How many want a prophetic spirit in your life? antrą skyrių. Kas norite pranašiškos Oh, hallelujah. dvasios? Then you got to get ready to speak what God says. Taigi jūs turite būti pasiruošę kalbėti tai, You kad gotta- Dievas pasakys jums. You got to be ready to be uncomfortable. Ir turite būti The pasiruošę prophetic- jaustis nepatogiai. The prophetic spirit Pranašiška dvasia is not a comfortable spirit. nėra patogi dvasia. The prophetic spirit Pranašiška dvasia is a challenging spirit. yra iššūkį metanti It dvasia. challenges you to grow. Meta iššūkį tau augti. It challenges you to move. Meta iššūkį tau veikti. Faith is moving. Tikėjimas juda. When the woman with the issue of blood Moteris was laying on kraujoplūdis her deathbed, gulėjo savo mirties she lovoje. was laying there defeated. Ji gulėjo visiškai sugniuždyta. Doctors had told her, Gydytojai "You're pasakė, going to die." tu mirsi.
All her money was gone. Pinigai She pasibaigė. couldn't touch her family. Negalėjo pasiekti She was šeimos. laying there with the spirit of death all around her. Ji gulėjo su mirties dvasia And virš then jos. somebody came Kažkas with atėjo a prophetic spirit. su pranašiška dvasia. Brother Thomas, come. Tomai, tai, You be the person that came. tu būsi tas asmo, I'm kuris laying atėjo. here. Aš čia guliu. The doctor, Pastor Doyle, you be the doctor. Tell me it's O jūs, hopeless. pastoriau, daktaras, pasakykit man. There's no hope for you, sir. No hope. Jokios vilties. No, man. And you took all my litas. I have no more. You took. Litų nėra. And then Ir tada a person with the spirit of the prophetic spirit asmo su comes pranašiška dvasia ateina. and says, Jesus Ir is sako, coming. atėjo Jėzus. The woman with the issue of blood said, I don't know anything about Moteris this Jesus. kraujoplūdžiu I'm dying. sergantis sako, aš mirštu, jo But the Jėzus woman with the prophetic nepažįstu. spirit Bet said, žmogus su pranašiška dvasia I heard sako, when Jesus aš goes girdėjau, places, kai Jėzus eina į skirtingas miracles happen. vietas, stebuklai vyksta. and when that word went into that woman, Ir kai tas žodis pasiekė tą she moterį, began to get up. ji pradėjo You keltis. see, a prophetic spirit Matot, pranašiška will lift dvasia you up. pakels tave. The Bible said, Biblija sako, hallelujah, the Bible said Biblija sako, that she said in herself, kad ji pati savo if I pasakė, can touch the hem of his garment, jeigu tik paliečiau jo I'll be made whole. aš pasveiksiu. in the Greek, Graikiškai the word means tas žodis she reiškia, kept on saying, ji vis savo kalbėjo. she did not say it once, Nepasakė she vieną kept kartą, on ji saying, vis nuolatos and she kalbėjo. kept on Ji saying, vėl kalbėjo. and she kept on Ji saying, vėl kalbėjo. and she kept on Ji saying, vėl kalbėjo. oh, don't you know, Ar nežinai, they made fun of Noah kad jie šaipėsi because he iš kept jo, on saying, nes jis vis rain sakė, is coming, ateina lietus, rain is coming, ateina lietus. God needs some people Dievui reikia in žmonių Lithuania with Lietuvoje. the prophetic spirit Pranašiška to say dvasia. rain is coming, rain is coming, rain is coming, get ready, get ready, get ready, get ready, rain is coming, rain is coming, rain of revival, Prabudimo rain of lietus, healing, išgydymo rain of lietus, awakening, prabudimo it's lietus, coming, ateina, it's coming, ateina, it's coming, ateina, it's coming, ateina, hallelujah, ateina. glory to God. Šlovė Dievui. She kept saying, Ji vis sakė, if I can touch him, jeigu tik I'll be paliešiu made jį, whole. aš būčiau visiškai She got sveika. off the deathbed, Jie atsikėlė iš mirties the patalo, doctor took all her litas, daktaras paėmė 100 litų ar visus litus. but someone came with faith Bet kažkas atėjo su tikėjimu and gave her a word. ir suteikė jai She žodį. got to her breakthrough, Ji gavo savo and there was a prasimušimą crowd all around Jesus. ir buvo minė aplink Jėzų. Now you can redeem yourself. You come and be Jesus over here. Dabar gali atpirkti save, dabar ateik būsi tu This Jėzus. row, you be the crowd. O jūs minė šitą eilę. Get all around him. Apsupkite jį, Hold this, Brother Doyle, and this will be like your garment, so let the dabar bottom tavo go čia up. apsiaustas bus. She came Jie atėjo to her breakthrough. prie savo prasilaužimo. We need more of a crowd. Let's get this row Reikia too. minios, daugiau minios, dar ir šitą eilę ateikit. Reikia minios. I thought his ear got healed, but maybe he's not hearing, he's sitting. Get all around. Visi aplinkui jį. She came to her breakthrough Jie atėjo prie savo with a prophetic su spirit, pranašiška and dvasia, there was opposition. bet buvo She pasipriešinimas. couldn't get through. Negalėjo But you praeiti. see, people with the prophetic Bet spirit, matot, žmonės su they don't pranašiška give up. dvasia. They don't quit. Hallelujah. Hallelujah. So what did she do? Taigi ką jį She darė? said, if I can touch him, Jeigu tik galėčiau I'll jį be made whole. paliesti, būsiu If I sveika. can touch him, Kad tik I'll be made paliesiu, whole. aš būsiu She išgydyta. had no strength. Neturėjo jėgų, Her body was dying. jos kūnas But she had a perdėjo, prophetic spirit, bet ji turėjo and her pranašišką prophetic patekimą. spirit Ir said, ta pranašiška I'm dvasia, going to touch him. paliesiu, I'm going to touch him. paliesiu, aš jį paliesiu. And she touched the hem of his garment, Jį palietė. and she was made whole. Hallelujah! People with the prophetic spirit don't give up. Žmonės su pranašiška dvasia nepasiduoda, They don't quit. nesustoja. Habakkuk 2. Habakuko 2. God spoke to Habakkuk.
Dievas pasakė Habakukui. Habakkuk said, you just Habakukui. read verse 1, it'll be easier that way. 2:1. Antram skyriui pirmoji eilutė. Aš stovėsiu sargyboje, pakilsiu į bokštą ir stebėsiu, ką viešpats man kalbės ir ką man atsakyti, kai esu baramas. Habakkuk Habakukas, was a prophetic prayer warrior. jis buvo pranašiškas maldos If you're going to karys. have a prophetic spirit, Jeigu tu nori pranašiškos you got to dvasios, pray differently. tu turi melstis nuolatos. You can't pray religious. Tu negali melstis religinę maldą, And tu just turi come in melstis before God skirtingai. and chant. Negali eiti prieš Say, oh God, give Dievą. me this. Oh God, help me here. Oh God, do this. Oh Kalbėti God, I popiežius, that. Dieve, Oh duok man God, tai, oh God, Dieve, oh God, oh padaryk, God. o Dieve, Amen. Dieve, Dieve, amen. You can't do that. Taip negali melstis. You got to come into the presence of the Lord Tu turi ateiti į Dievo buvimą and let your spirit ir leisti savo be like dvasią. a blank canvas. Like a blank canvas that a painter would paint on. Blank sheet, blank canvas. Drobė. Tuščia drobė. Tuščia drobė. Aha, tu turi būti kaip tuščia drobė, ant kurios tapytojas tapys. And let the Lord paint vision on your life. Ir leisti viešpačiui nutapyti regėjimą tavo. Prayer gyvenime. must be a time of dreaming with God. Malda tai yra svajonių laikas su viešpačiu. Before Habakkuk received a vision, Prieš tai, kai Habakukas he had to climb. jam reikėjo lipti. Prayer is a climb. Malda yra It lipimas. elevates you up Tai pakelia tave į to viršų, see above people, kad pamatytum to virš see žmonių, above humanity, kad pamatytum virš and see in the žmonijos heavenly ir realm, matytum dvasinę and plotmę. see what God says, Ir matytum, kad and Dievas see sako. God's dream, Ir matytum Dievo and release the regėjimą. reign of the Holy Spirit on your life. Ir atpalaiduoti. Oh, hallelujah. Dievui tavo gyvenime. You can have a prophetic spirit. Tie, kurie turi You pranašišką got to pray in dvasią, other tongues. turi melstis kitom The kalbom. Apostle Paul said, Apaštalas I Paulius thank sako, my God. aš dėkoju savo I Dievui, speak with tongues aš kalbu kitomis more than kalbomis, you all. daugiau nei jūs visi kartu. Jude 20 Judo 20 said, build yourselves up. pasakyta, statydinkite save, Build your faith up statydinkit savo by tikėjimą, praying melsdamiesi. Praying in the Holy Ghost. Melsdamiesi šventojoje dvasioje. Praying in the Holy Ghost. Melsdamiesi šventojoje Going dvasioje. in the presence of God. Ateinant į Dievo And buvimą. praying in the Holy Ghost. Melžianti šventąją dvasią. If you're going to have a prophetic spirit, Jeigu tu turi pranašišką you dvasią, got to be a Holy Ghost person. tu turi būti šventosios You got to hang out with the Holy Ghost. Tu turi laikytis drauge Hallelujah. šventąją dvasią. And you have to have an ear Ir tu turi turėti ausį, to hear what the Spirit of the Lord would say. girdėti, kad Dievo dvasia kalba. And when God speaks, Ir kai Dievas kalba, you have to be willing to move. tu turi būti pasiruošęs judėti. Most people with a prophetic spirit Dauguma žmonių su pranašiška dvasia are misunderstood by dull Christians. yra neteisingai suprasti drūgnų krikščionių. Yet those with a prophetic spirit Bet visgi tie su pranašiška dvasia, walk in great power. jie eina didelėje jėgoje. Praying in the Holy Ghost Melsdamiesi šventojo is one dvasioje. of the keys. Tai yra raktinis vienas iš raktų. I don't know how people have been taught here in Aš Lithuania. nežinau, kaip žmonės buvo mokinami In Lietuvoje. America, we have three groups of people, really, Amerikoje yra 3 grupės žmonių. in this particular issue I'm speaking of. Būtent dėl šio reikalo. We have people who don't believe in praying in the Holy Ghost at all. Yra žmonės, kurie visai netiki maldą kitom kalbom. And they fight against that revelation. Ir jie kovoja prieš tą Then prieškimą. we have two groups of people that believe in praying in the Holy Ghost. Dabar yra 2 grupės, kurios tiki maldą Old kitom line kalbom. Pentecostals Yra sekmininkai, that believe when the Holy Ghost moves upon them, kurie tiki, kad šventoji dvasia And they feel it. nusileidžia ant jų ir jie pajaučia they can speak a word. ir tada gali žodžią pasakyti. That's it. Hallelujah. Jude said, Judas sako, you build your faith up tu statydini savo praying in the tikėjimą, Holy Ghost. melsdamas į šventąją If the dvasią. only praying in the Holy Ghost I do Jeigu vienintelis laikas, kada meldiesi is kitom once a kalbom, week kartą per when I'm in savaitę, an anointed service kai aš esu padėpta and I feel the Holy ir Ghost, pajaučiu my šventąją faith's dvasią, not going to be very strong. mano tikėjimas nebus labai And I'm stiprus. not going to have a prophetic spirit. Ir aš neturėsiu But
The third group of people Ir trečia grupė are žmonių, those that believe tie, kurie tiki, what Paul said, tai ką Paulius that they pasakė, can go in the presence of God kad jie gali ateiti and Dievo pray buvimą in tongues ir melstis kalbomis, anytime, bet kada, anywhere, bet kur, and build their faith. ir statyti And it savo is those tikėjimą, people kad tie who žmonės, carry a prophetic kurie spirit neša pranašišką and not a dvasią, religious ir spirit ne religinę and not dvasią, a dull sword. ir ne buką, ne aštrų kardą. Hallelujah. Hallelujah. So if you want a prophetic spirit, Taigi, jeigu nori pranašiškos dvasios, go before God in prayer ateik pas Dievą maldoj, with a hearing ear. su girdinčia ausim, Look for revelation. ieškok apreiškimo. When Habakkuk heard the vision, Kai Habakukas išgirdo he regėjimą, wrote it down. jis užrašė. Faith has to have movement. Tikėjimas turi turėti veiksmą. You got to move in the prophetic. Tu turi veikti A pranašišką prophetic patirtį. spirit moves. Pranašiška dvasia veikia. And you got to pray much in the Holy Ir Ghost. turi melstis daug šventojoje dvasioje. You got to pray much in the Holy Turi Ghost. melstis daug šventojoje How dvasioje. many in here Kiek iš jūsų čia are not praying very much in the Holy Ghost? nesimeldžiat šventojų dvasioje daug? Don't be embarrassed. Nesigėdykit. I mean, you're not praying in tongues very much. Reiškia, nesimeldi kitom kalbom Just a daug. little bit. Tik labai Maybe nedaug. when you feel it. Gal kai jautiesi, Come on, raise your hand so we can see. pakelkit rankas. So all of us with our hands up, Taigi visi mes, kurie we turime need rankas a deeper pakėlę, flow. mums reikia gilesnės tėkmės. How many have never prayed in tongues? Kiek iš jūsų niekad nesimeldėt kitom kalbom? All right, a few of you. Keletas iš How jūsų. many that have never prayed? You know, I've never went skydiving out of an airplane. Aha, aš niekad nešokau iš parašiuto, su parašiutu iš And I don't lėktuvo. plan to. I don't want to. Ir neplanuoju to I want to daryti. sit in the airplane Aš noriu sėdėti and get where lėktuve I'm going ir tiesiog and get out safely. nuvykti ten, kur aš I don't planuoju wanna išlipti jump iš out of lėktuvo. Iš jo nenoriu iššokti. So maybe you haven't prayed in tongues, Galbūt jūs nesimeldėt kalbom, but the next question is, bet sekantis klausimas do you toks. want to? Ar norit melstis? How many have not prayed in tongues, but you want to? Kiek iš jūsų niekad nesimeldėt kalbom, bet norit melstis kalbom? All right? Gerai. You need to understand this. Supraskit tokį dalyką. Praying in tongues Malda kitom kalbom works the same way that salvation does. veikia lygiai taip pat kaip You išgelbėjimas. believe Tu tiki and then you receive. ir priimi. God doesn't come to you Dievas neteina pas and tave reach in your mouth ir nepagrėbė and tavo grab your burnos tongue. ir liežuvį and pull it around. ir trauko tavo liežuvį. Some people say, well, I can't pray in tongues. O žmonės kai kurie sako, negaliu melstis kalbom. Well, that's like me standing here Tas pats kaip aš čia stoviu, and saying, I can't walk. negaliu paeiti. I have to move my feet. Turiu pajudinti savo To start kojines, walking. kad eičiau. So when we get saved, Kai mes we išsigelbstim, believe mes tikim and we receive. ir priimam. When we receive the baptism of the Holy Kai Ghost mes priimam šventosios and we dvasios pray with krikštą other tongues, ir meldžiamės kitom we kalbom, believe, mes we tikim receive. ir priimam. Now, it's our mouth. Tai mūsų burna. God is not the devil. Dievas nėra velnias. He doesn't make you do stuff. Jis nepriverčia He tavęs leads kažko you in daryti. it. Jis veda tave. So when you receive the Holy Spirit, Taigi, kai tu priimi you šventąją pray and dvasią, you ask, tu meldiesi ir prašai and then you receive. ir tada priimi. Sometimes Kartais people start speaking very fluently. žmonės pradeda kalbėti labai laisvai. Sometimes Kartais they just have stammering lips, murma a little tiesiog, bit of a sound. truputėlį garso. That's okay. Viskas If that's tvarkoja. all they get, Jeigu tik tiek, kiek and jie they'll gavo use that every day, ir panaudos tai it'll grow kasdieną, stronger and tai stronger. auks vis stipriau ir But the stipriau. key thing is Bet raktinis to dalykas believe yra and receive. tikėti ir It's priimti. God's language, Tai Dievo your kalba mouth. tavo burnoj. You surrender your mouth Tu pavedi savo and let God burną flow. ir leidi Dievui Now, tikėti. you can't just stand there Negali vien tik and stovėti talk in your language. ir kalbėti savo If kalbą. I just stand here Jeigu aš čia tik stovėčiau and I have this water bottle ir turiu čia šitą vandens butelį and I just keep speaking ir vis kalbėčiau and pour this in,
Ir bandyčiau, it's going to come right out. jeigu aš kalbėčiau ir I have bandyčiau to stop gerti, speaking. vanduo let nepakils it į burną. flow. Aš turiu sustot kalbėti ir leisti atsigerti. You can't stand and say something in your language. Negali stovėti ir savo kalbą kalbėti. Jesus, 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 Jėzau, Jesus, Jėzau, Jesus, Jėzau, Jesus. Jėzau, Jėzau, No, no, Jėzau, no, Jėzau. no. Ne. You've got to be still, Tu turi būti ramus, receive the Spirit of God, priimti Dievo and dvasią then ir tada step out žengti žingsnį, and expect God reiškia, ir to laukti fill Dievo, your mouth. kad Dievas You see, I priimtų didn't tavo come in the burną. service Aš netėjau and susirinkimą just sit here ir sėdžiu čia. and say, God, give me a message. Ir sėdžiu ir sakau, Dieve, duok man žinią, pamokslą. Well, Brother Radiant, O, broli the Reidien, Holy Ghost hasn't pulled me out of my chair yet. šventoji dvasia dar neištraukė mane iš šitos kėdės. I don't know what to do. Nežinau, ką The daryti. Holy Ghost hadn't pulled me out yet. Šventoji dvasia dar And we can nepakėlė do mane your own nuo kėdės. Ir galim čia But by sėdėti visą faith, naktį. Bet I have to tikėjimu, get up, aš turiu go over atsistoti, here, ateiti čia and just follow the little thoughts God gives me. ir sekti tas mažas mintis, And kurias then the man flow Dievas comes. suteikė. Ir tada ateina When you tėkmė. receive the Holy Ghost, Kai priimi šventą By dvasią, faith, tikėjimu, you open your mouth tu atveri burną and expect God to fill it. ir tikiesi, kad Dievas You might pripildys. get a word, Galbūt gausi you might get a žodį, whole bunch of gal words. daug žodžių, That doesn't matter. nesvarbu. And then after you go, Ir tada, kai tu you eini, use that gift every day. tu panaudoji tą dovaną So kasdien. first of all, Taigi pirma, quickly, greitai, because Brother Phil's got to preach in a little bit. nes